Labas vakaras. Mano vardas Tautvilas, aš esu Aquauga LT konsultantas ir norėčiau atsakyti į kelis klausimus užduotus žmonių, kurie tik susidūrė su akvariumas ir jam kyla klausimų, kaip akvariumą prižiūrėti, kaip prižiūrėti akvariumo augalus. Tai pirmas klausimas būtų toks, kokie augalai labiausiai tiktų akvariumo pradžiai ir kokie galbūt būtų patys nelepiausi augalai. Tai greitai atsakant, būtų galima pasakyti, kad augalai visi tinka į akvariumą, tik tai aišku, jie visi yra kai kurie lepus, kai kurie vidutiniškai lepus, kai kurie labai lepus. Tai aišku, pradėti logiškiausia būtų nuo pačių nelepiausių. Tai gali būti kriptokarinas, anubiai, bolbičiai, mikrosoriumai, liudvigijos, valisnerijos ir galbūt dar kai kurių galbūt ir nepaminėjau dabar. Tai šie augalai tikrai nereikalauja daug priežiūros, juos lengva prižiūrėti, užtektų tiesiog paprasčiausią akvariumą, šert žuvytės, keist vandenį ir per daug nesukt galvos apie apšvietimus, apie angliarūgštę, apie kažkokias trąšas, nes jeigu akvariumas normaliai gyvuoja, tai tikrai šie augalai turėtų visai puikiai augti. Tai siūlom tokius augalus. Antras klausimas būtų, kaip išvengti akvariume dumblių. Tai užbėgant už akių galim pasakyti, kad dumbliai tai yra kiekvieno akvariumisto kasdienis klausimas ar pastovi būtis ir kova su dumbliu. Nes dumbliai yra, kaip ir visi gyvi organizmai akvariume, labai gyvybingi ir tiesiog nuo priklausomų sąlygų jie ir gyvuoja akvariume. Jeigu susidaro tam tikros sąlygos akvariume, sakykime, kad ar mažiau priežiūros akvariume buvo, ar kažkokią žuvelę galbūt padvėsė, ar ten galbūt kažkas per daug peršėrė, pasistengė žuvytės pamylėti ir įmetė per daug žuvų maisto, kuris pradėjo pūti, ar ten kažkaip blogai paveikė akvariumų sistemą, tai dėl to ir gali pradėti augti dumbliai. Tai tiesiog paprasčiausias dalykas yra akvariumo priežiūra. Čia turbūt yra auksinis metodas išvengti akvariume dumblių. Dar kitas metodas, kuris tai irgi labai geras, yra vandens keitimas. Tai dabar labai populiaru kartą į savaitę bent po pusę vandens tūrio pakeisti. Na, aišku, čia atitinkama, jeigu yra truputėlį trešiama, tai tas dalykas dar yra geresnis. Ir šiaip, vandens keitimas visada yra į naudą. Tai norint išvengti dumblių, tai tiesiog reikėtų prižiūrėti akvariumą, neperšert žuvų ir keisti vandenį. Tai tiek trumpai. Jeigu turėsite klausimų, būtinai kreipkitės, pasistengsim atsakyti.